O, prašau, Pyplių piliakalnis. Nu ką, gražu. Joninių šventė. Su sakinius nematysiu toj, kur važiuot. Hello, welcome back to my filmic life. Šiandien nelabai iš tikrųjų buvo didelis noras likti ant dviračio po vakar tripo. Aišku, tų kilometrų tenais nebuvo labai baisiai daug, apie 40 sumojo aš ten vakar primyniau. Bet miško takeliai, kalvotas reljefas davė savo. Tai jaučiasi nuovargis, ant kojyčių jaučiasi, bet turbūt išsivystė jau man priklausomybė dviračiui. Vis tiek norisi kažkur lipt, važiuot, mint. Nežinau, šiandien galvoju gal neskubant, kadangi vis tiek joninių išvakarės, gal neskubant minti iki Zapyškio. Gal ten kažkokia programa joninių išvakarių bus. O dabar norėčiau pakalbėti šiek tiek apie purvasargius. Man dviratis iš tikrųjų žymiai gražiau atrodo be jų. Norėjau kažką minimalistinio, kažką kompaktiško. Mažiukai tokie yra purvasaugiai, bet iš jų realiai jokios naudos nėra. Yra tokie maži, kurie apsaugo amortizatorius. Gale taipogi būna dedasi ant tų downhill dviračių. Galinis amortizatorius yra, tai jų paskirtis yra grynai apsaugoti amortizatorius. O norint apsisaugoti nuo purvo, važiuojant per balas, reikalingi normalūs purvasargiai. Išsirinkau, ganėtinai lengvai montuojasi, žinant, kad tą dieną visiškai saulėta be lietaus galima tiesiog palikti purvasargius namuose, greit kompaktiškai jie nusiema, pademonstruoti ir labai lengvai užsideda. Šis irgi gana lengvai nusiema ir gana lengvai užsideda. Nors ir atrodo nelabai gražiai, man tikrai dviratis atrodo žymiai gražiau, kai ant jo nėra purvasargių, bet važiuoti per balas yra žymiai komfortabiliau su purvasargiais. Rūbai nebus tokie purvini, apsaugos ir veidą. Panašu, kad purvasargiai šiandieną tikrai pasitarnaus pagal savo paskirtį, nes prognozės praneša, kad lietaus tai bus. Palikit komentarą, ką jūs manote apie skydelius, purvasargius. Ar naudojate juos, ar vis tik renkatės minti dviratį be purvasargių. Laukia smagus nusileidimas nuo Parodos kalno. Kokia nostalgiška vieta. Reikia prasukti. Pamenu vaikystėje. Čia stiklų kiek ir pervažiavau per vieną belenkoką dydžią. Šit. Pamenu vaikystėje buvo čia tokios mašinėlės. Per jas važinėdavom. Lekiam toliau. Tikiuosi damage jokio nepadarė man tas stiklas, kurį pervažiavau. Leisimės nuo kalno.
Ką, jau centre? Jaučiu, vyniosim dabar iš karto į krantinę. Jo, jaučiu, minu iš karto į Nemuno krantinę, į dviračių taką. Ką žinau, visai neblogai minasi. Gal neskubant palengvoja ir daminsiu iki tos Kačerginės. Gal ir iki Zapyškio. Nežinau, bet savo tokio tikslo nenusistatau dabar. Tiesiog minsiu, kol jausiu, kad noriu minti. Kiškis, zuikis. Eik tu savo. Mieste. Kur jis čia pasislėpė, va? Išsigando, va. Pasislėpė. Tose žolėse. Eik tu savo. Nu, kažin dar pamatysiu aš jį čia kažkur. Ne, jau čia tose žolėse jisai tupi turbūt. Tiek to minam. Kažkur jisai čia pasislėpęs. Gerai, varom. Kągi jau atmynėm iki Vytautas Great Bridge. Dabar reikia persikelti į kitą pusę Nemuno ir pumpuosim toliau. Kol kas neblogai minas. O, čia reikia nusimesti, nusižemint pavarą. Koks šitas nemalonus
kelias. Šitą apsilenkiam. Jaučiu, reikės minti ne krantinę, o per Marvelės rajoną. Nes krantinė ten vis tiek toliau uždaryta. Uždarytas dviračių takas dėl tilto statybos. Tai po to bet kokiu atveju tektų lysti į gatvę. Tai man rodos bus ir greičiau, tiesiau. Šilta. Visiškai šilta. Šito šaligatviu varom. Davelė. Šilta, blemba. Gal nusiimta striukė? Nors jinai čia plonytė. Įdomu, kokiu greičiu aš čia važiuoju. Tikiuosi neviršiju 40. Kur tas veizas? 22 tik tai kilo, 23. Negreit. Nu tai grubiai 4 kart greičiau nei pėsčiom, nes žmogus apie 5 km per valandą pėsčiom eina. O mapsai rodė iki Zapyškio pėsčiom apie 6 valandas, 6,5. Tai man apie 2. Aš manau, kažkur dabar esu pusiaukeliai. Dabar yra po 7:20. Grubiai apie 8:30, 8:30, 9, jeigu sustojimą darysiu, būsiu Zapyšky, jeigu dar minčiak ten. Pažiūrėsiu, kaip bus noras. Lietus kaupėsi. Purvasargiai tikrai prasivers šiandien. Bus naktinis dviračio žygis atgal namo. Jo, pravažiuosiu tą tiltą, reikės nusiimti striukę.
nes jau sušilau kaip reikiant. Zasimiauna gerulis. Stabtelsiu kažkur, nusiims striukę ir pasižiūrėsiu, kiek maždaug laiko iki Kačerginės mint. Šiokia tokia įkalnė. Futas pralekė blema per žvyrkelį načer. Zapadlo. Fūru, dabar aš turiu čia uostyti tas dulkes. Čia labai protinga. Žvyrkelis palei dviračių taką. Fu. Galėtų būti kokia stotelė sustoti. Nu ką, pauzelės jau reikia. Blema, nesakiau, už tilto stosiu. Taip ir nestojau. Nusiimt striukę. Ai, bet striukiai, blema, čia aš turiu labai patogiai susidėjęs viską. Ką žinau, gal neim prakaituot. Gal prakaituot. Ką žinau. Atvės vis tiek čia neužilgo. Nors ne, gal vis tik imsiu, blema, karštą eina savo. Taip to susidėsiu į striukę. Atsigert reikia. Gerai čia sušilau. Eik sau, blema, čia tas žvyrkelis dar pralėkė mašiną vieną. Atlėkė. Tai dar kokiu greičiu lekia. Maksimaliai dulkių pakėlė. Blemba atsigertai aš daug metrų. Reikia pasižiūrėti, kiek iki tos Kačerginės čia. O praneša vėjo gūsius, bus audra. Ant gero oro aš išsiruošiau. Nu, pėsčiom man rodo iki Kačerginės 1:20. Tai aš užtruksiu dviračiu kokią 20 minučių. Trumpa pauzė ir lėks. Nusukau biškį savo sparną. Ką, kočiosim toliau. Čia nebloga vieta sustot. Pertraukėlę pasidaryti. Kočiojam. O, prašau, Pyplių piliakalnis. Tai ir Kačerginė visai čia pat. O, rodo dviračių per dieną 315 pralėkė šiandien. Į piliakalnį šį kartą neužsuksiu, nes tikslas biški kitas šiandieną. Čia šitam miške iš tikrųjų su kalnų dviračiais yra gerų trasų palakstyti. Kilometrai iki Kačerginės prieplaukos.
Nu ką, gražu. Nu, neblogai aš čia. Kačerginė, blemba, kaip kurortas koks. Jau lyt pradeda. Gerai, atgaivins biškį lietutis. O, čia kas vyksta. Joninių šventė. Lendam į dviračių taką. Nu, reik tikėtis, kad palis ir nustos. Gal reikia lyst po kokiu medžiu, pralaukti tą lietutį. Su lis akinius nematysiu toj, kur važiuot. Gaivinantis lietutis. Čia turėtų būti trumpalaikis tas lietus. Saulė lenda vėl. Na va, ir nustojo lietus. O aš galiu apsukti garbės ratą. Šičia. Davai, apsukam. Pralekiam per čia žvyrkeliukų.
smagus visai takelis, aišku, jis čia trumpas. Gal kokių 400 metrų. Na štai ir baigėsi čia šitas takelis. Ai, dar nesibaigė. Kokie įdomus šitie inkilėliai tenais. Inkilai. Numinam iki Zapyškio. Reik pasižiūrėt, kiek čia to kelio. Po velnių, kur tie maps? Tai 10 minučių minimum, čia 12 maks. Dvylika minučių minsim ir būsim Zapyšky, tai vaikeli, būsim gerą tripą padarę visai. Liks po to kelias namo, bet ilga naktis, niekur neskubom, rytoj darbus nereikia. Laisvadienis. Na štai jau yra Zapyškis. Baby, I'm proud of myself. Apie 30 km padariau dabar. Tai grubiai šiandieną turėsiu kišenį savo 60 km kaip nieko, jeigu ne 70. Čia įdomiai atrodo. Botanikos sodas senamų laive, Žemkase. Nu ką, varom prie bažnytėlės. Kažkur susirasim vietelę počilint valandėlę. Ir dar su šviesa gal į Kauną grįšim. Dabar yra po 8:20. Jeigu iš Zapyškio išjudėsiu apie 9:30. Nu ne, su šviesa turbūt negrįšiu į Kauną. Bet gerai, pasikroviau šviesą. Tai kelią matysiu. Bažnyčia pagrindinis šiandienos tikslas atminti iki čia. Bet aš tikėjausi, kad čia Zapyšky bus Joninių šventimo šventė. Bet ne. Pasirodo ne.
Radau nais vietelę pačilinti. Tai ką, šitoj vietoj turbūt ir baigiu vlogą. Savo tikslą įgyvendinau, iki Zapyškio atmyniau. Beliko tik tai grįžti. Susimatysim kitą kartą.